Sveiki visi. Pas mane nedidelis šaldytuvas, gėrimų, vyno, čia toks šaldytuvukas, nėra labai didelis. Tai sakė neveikia, bet kas taip konkrečiai neveikia, tai taip ir nežinau, nes taip ir man irgi nelabai ir pasakė, tiesiog neveikia. Nu tai dabar jungsiu aš į rozetę. Ir čia ir girdžiu, kompresorius įsijungė, burzgia, tai reiškiasi su kompresorium viskas gerai, tokia išvada. O čia tai net nežinau, čia rodo, ką iš čia rodo, ar temperatūra, ar ką iš čia dabar rodo, tai taip ir pats nežinau. Bet atidarau, jeigu dureles. Nu ir čia nustojau jau burkst. Ir kai aš jau šiek tiek žiūrėjau, tai čia yra du ventiliatoriai, vienas aukščiau, kitas žemiau. Tai šitas, kur žemiau sukasi, anas nesisuka. Nu, kol birzgia kompresorius, tai šitas sukasi, bet paskui ten po kiek laiko nustoja. Va, ir dabar, ir dar ką aš pastebėjau, nežinau, ar pavyks dabar parodyti. Tarkim, dabar aš tas dureles darinėju. Tai aišku, dabar tai bus kaip tyčia, kai filmuoji, tai ir nepavyksta. Bet buvo taip, kad bedarinėjant dureles, tas ekranėlis, ta indikacija, tai užgesta, tai vėl užsidega, arba iš vis ten vietoj skaičiukų tik brūkšniukai. Na ir dabar aišku, kaip tyčia, ne. Kai nori parodyti, tai nieks ir nesidaro. Nu, jo, zakon podlasti, kaip sako. Gerai, vienu žodžiu, nekontaktuoja, bedarinėjant dureles užgesta arba neatsikau. Va, čia buvo lyg ir, dabar, va, užgesu, visai užgesu. Dabar sujudysiu dureles, užsidegė, užsižiebė. Nu, pagaliau pavyko parodyti, nu kažką va. Čia gal per kamerą taip sunku pagauti. Bet jau buvo. Gerai, nekankinu daugiau aš jau. Va, tai dabar problema turbūt nuspėjau, kad ir kaip ir aiški. Eina, va, ir vėl užgė, va, nešviečia. Nu, dar sykį pavyko, nu valiau. Gerai, aš jį jau išjungiau. Problema, kaip ir bent jau pirmais duomenimis, kaip ir aiški, kad bus nusilankstę laidukai, kurie ateina per dureles į indikaciją. Tai čia viršuj nėra, čia nuogas metaliukas, lankstas nuogas, daugiau čia nieko nėra. O apačioj, čia bus apačioj. Va, ir čia yra, nu ir čia matosi irgi, va, kaip durelės darinėsi, tai čia jau tas apatinis lankstas, bet čia dar plasmasiais, va toksai kaip ir rėmas, dangtelis, kaip čia pavadyti, ir per jį ten bus tie laidžiukai. Tai dabar man reikia kažkaip tai susirast, kaip čia jos nusijima tos durelės. Ir ten laidai bus, aišku, nusilankstę, reikia juos visus sutikrinti ir tai tiesiog perjungt, net jau ten visus reiks turbūt toj vietoj kažkaip tai
ar tai tiesiog kažkur iš toliau, nukirpti ten iš toliau ir dadėti kažkur tai jungti. Matysiu, darbo eigoje bus matyti, kas ten iš vis, kaip ten. Bet faktas, kad čia laidai nusilankstė ir nekontaktuoja ir taip toliau ir panašiai. Čia jau lentelė, duomenys. Nežinau, čia dabar tas šviesa, kaip čia tas kadras. Fokusas turbūt bėgė. Vienu žodžiu, čia jau kaip ir modelis yra, va. Gal kažkas matysis, labai biskį mirguliuoja. Da, jeigu rankos padreba. Pati schema čia jau parodyta jungimų. Vienu žodžiu, modelis toksai. Fokus pokus. Modelis toksai. Paskui jau kas turi, tai tikrai rasit ir lentelę. Visai nenoriu fokusuoti. Aš jį dabar pasiguldžiau ant šono. Ir čia ta jau apatinis tas lankstas, kur eina čia va tos plasmasiukės. Va, tas visas nusiima. Ir štai va tas laidžiukas, kur eina čia ta fiškė. Eina čia į kažkur ten, nežinau kur, į vidų, kažkur ten prie variklio, turbūt spėjau, nesvarbu. O šitas eina jau į dureles ten, į tą indikatorių. Tai dabar net įdomu, kaip čia. Gerai, aš tą atsijungsiu. O čia tai labai jau ta skylutė tokia nedidelė, tai aš jo neištrauksiu. Gerai, toliau žiūrėsiu, įsijungsiu, kai ką žinosiu. Žinokit, greičiausiai, kad radau problemą. Čia, tai tas laidukas, kur eina į dureles, tai čia šiek tiek va įsitraukia. Čia toj vietoj termovamsdėliu aptraukta, o čia eina 4 laidžiukai. Kaip ir 4 laidžiukai, vienu žodžiu, bet jis daug nesitraukia, jau viskas daugiau sustoja, daugiau nesitraukia, tai tarkim. Bet ką aš pastebėjau čia be niurkydamas, tai kad dabar taip, va, ir čia yra, va to juodo laido, matau tą jungties geležiuką jau tą. Ir jisai jeigu, va, įsitraukia iš savo lizdų, tai ar tik nebus čia visa problema ir gal dar ten tie laidai ir nenusilankstė. Tai reikia pirmiau čia sutvarkyti ir daryti tada bandymą. Gali būti, kad tik čia ir bus problema, kokia gamyklinis, koks brokas, matyti, nedafiksuotas, neužfiksuotas. Ir taip toliau ir panašiai. Tai gerai, atstatinėjau, sutvarkau šitą vietą ir tada aš čia gal per daug ir apseisiu be ardymų didelių. Ten tą fiškutę sutvarkiau kontaktą, tiesiog įkišau, užsifiksavo. Kaip ir viskas ten turėtų būti gerai. Tik tai čia toks man pastebėjau ir nelabai suprantu. Kojukės. Čia yra plasmasinės, o šitam gale va tik tai tokie nuogi varžtai. Ir čia va nuogi varžtai. Tai čia kažkaip taip turi būti, ar čia kažkokie dar, arba čia nulūžė kažkoks va plasmasės likutis, kaip ir matosi, gal čia buvo irgi tik tai nulaužti. Nes man taip keistoka, kad čia nuogas metalas, tai grindis gali braižyti ten ant kažkokio, jeigu laminato, tai keista buvo.
Bet čia gali būti, kad ir nulaužta, tai čia jau tas plasmasės kažkoks likutis yra. Va, tai čia turbūt spėju, kad ir gal irgi buvo lygiai tokios kojelės, tik tai čia dabar jau jų nėra. Nu, tai čia tik toksai, manau, taip atkreipimas dėmesio kažkaip tai į tą. O šiaip dabar čia nežinau, jeigu, nu, aš labai tikiuosi, kad buvo tik tai tam kontakte bėda. Aišku, praskambyti tuos laidus, tai vis tiek tada reikia ardyti dureles, kad prieit prie nuo galo, ar ten kažkaip panašiai. Tai labai aš to nenoriu daryti. Nu, kam daryti, jeigu gal tik tai ir buvo ta problema fiškutės. Gerai, aš tada vėl jį čia nusikelsiu, pasiguldęs ant stalo, nusikelsiu ir išbandysiu. Turėtų gal viskas būti gerai, aš taip tikiuosi. Nu, šaldytuvas jau pastatytas. Tai dar, nu, šiaip šaldytuvas, kadangi aš jį buvau pasiguldęs ant šono, tai, kad, nu, pastačius, iškart pastačius, negalima kaip ir jungti, reikia palaukti bent kokį, nu, pusvalandį gal mažiausiai, aš taip skaitau, kad ten tas freonas nusistovėtų ir panašiai. Tai jau jis čia pas mane stovi apie pusvalandį, daugiau gal kaip pusvalandį, tai dabar jungsiu ir žiūrėsim, kas jau dabar čia darysis. Taip, jungiu. Nu, ir kas čia dabar? Taip, ekranėlis, nu tai, o, kompresorius įsijungi. Taip, dabar, kas čia viduj darosi, jeigu, taip, viršutinis sukasi, ko anksčiau nebuvo, ir apatinis irgi sukasi, dabar abudu sukasi, jau čia jie turėtų kaip ir čia dabar nieko, aišku, nesijaus. Va, dabar šitas sustojo. Šitas dabar sustojo. Nežinau, kaip jis čia dabar veikia, bet, nu, tai tiesiog gal aš jį pagainiausiu, dabar uždarau tas duris. Ir reikia palaukti, kas čia darysis dabar. Ką iš čia 26 laipsnius, nu čia laukia šilta, tai šiandien šilta laukia, tai dabar jis čia visas įšilęs. Gerai, palauksiu ir pažiūrėsim, iš čia aušina ar neaušina, nu kas darysis, kaip sakant, dureles jeigu darinėju. Nu, čia turėtų būti dabar su tuo laidu kaip ir tvarkoja, aš manau. Gerai, lauksiu, kas toliau, ar iššaldys, kaip iš čia jau elgsis dabar. Na ir žinokit, čia nieko gero nesigauna. Aš jau koksai gal apie pusvalandį aš čia jį birbinu. Čia tą temperatūrą apipsinau, nustačiau žemiausią, kad 5 laipsnius jau būtų viduj, nu, atšaldytų, bet temperatūra taip ir kažkaip nekrenta. Jau per pusvalandį jau bent kažkokiais laipsniukais turėjau tikrai nukrist, aš manau. Ir kaip iš čia elgėsi, tai jokios čia, nu, vėjukas kažkoks pučia, bet kad jaustųsi kažkoks šaldymo procesas, tai nieko panašaus aš čia nelabai jaučiu. Gal kažkoks čiut vėsuma, bet to, kas, nu,
tai kad čia labai jau ir ventiliatoriai, jie tai viršutinis dabar atsukasi, o apatinis dabar sustojęs. Ir paskui vėl po kiek laiko šitas sustoja, anas pradeda suktis. Nu ir taip va, kaitaliojasi ten kažkiek tai laiko, bet kažko tai sakau, aš čia nejaučiu jokių šalčio požymių. Ir sakau, jau čia, nu apie pusvalandį, gal daugiau kaip pusvalandis, aš čia sakau, jau jis turėjo būti atšalęs, nežinau, vis tiek kažkiek turėjo atšalt. Tai tokia čia ta laimė. O dabar lyg tai girdėjau, čia toks specifinis burkstelė. Apgavo mane, galvojau, kad apsikeitė ventiliatoriai rolėm. Bet ne dar. Nu vienu žodžiu, nieko čia. Nu, kažkoks tai toks drungnai vėsus gal ir pučiasi, bet labai jau. Bet per tiek laiko čia, sakau, nesąmonį. Negerai kažkas tai dabar ties nežinau. Nu į ką, kas belieka, kreipiausi į Google. Tai taip, bent jau taip supratau. Čia būtent jau apie šitą šaldytuvą ten parašiau kas kaip. Tai vienu žodžiu, elektronika, kaip ir su elektronika, viskas gerai, nes dabar tie ventiliatoriai, nu, viens po kito vis pakaitomis, tai viršutinis, tai apatinis junginėjasi, dabar nu vėl tas apatinis sustojęs. Jo, ir jie vis taip kaitaliojasi. Tai toks, nu, kaip ir šaldytuvas, ieško, nu, kaip čia įsireikšti, ieško šalčio, bet neranda, tai jungiasi vienur, tai jungiasi kitur, bet šalčio neranda, o neranda turbūt todėl, kad per mažas, arba jo nėra, arba per mažas freono kiekis ten viduje, tai taip, kad gal ir čia aš jo ir nekankinsiu ir išjungiu, kad neperkaityčiau pačio kompresoriaus, nes reiškiasi, nu, tas freonas ten tekėdamas kartu aušina ir variklį. Kiek jau aš čia įsiaiškinau, aš, nu, sakau, ne šaldytuvų meistras, tai Google čia man kažkiek tai sufleruoja. Tai vienu žodžiu, jisai, kad neperkaityčiau, o pats tas jau kompresorius, nu tai jis, nu dar, ką žinau, kiek aš jį, sakau, burbinau, nėra karštas, ranką išlaikau, bet jau, nu, šiltas toksai, kaip sakant. Va, tai kaip ir iš elektronikos pusės, kaip viskas tvarkoj, ten, nu, kompresorius dirba, tai automatiškai relė, kondensatorius paleidimų, visas reikalas gerai, davikliai, ten vėlgi, kai talioja junginėjas ventiliatoriai, tai viens, tai kits, tai reiškiasi irgi abudu veikia, abudu ieško to šalčio, bet neranda, kadangi to freono per mažai, va. Tai vienu žodžiu, to freono čia mažai. Ir dar ten kažkuris tai iš tų vamzdelių turėtų būti karštas, kad neitų rankos nulaikyti, bet čia, kurį be vamzdelį belieščiau, jie visi, nu vienas tai toks šiltas, bet ranką gali laikyti. Na, vienu žodžiu, tokie reikalai čia su juoju. Na ir atidžiau apžiūrėjus, čia dabar jau, nu, kur kompresorius, tie vamzdeliai dar sykį apžiūrėjus, tai vat, pavyzdžiui, šita vieta, nu,
nežinau, toks, nu tie matosi, fokusas nelabai fokusuoja, tokie pažaliavimai ten apnašus. Nu tai ten lyg ir mačiau, bet nu maža kas, gal nuo drėgmės ten varis pažaliavo ar kažką, bet jeigu dabar sufokusuot pavyks ir bandau dar pašviest, kaip čia nustatyt. Nu va, dabar tas vamsdukas, kurį čia gal geriausiai jau fokusuoja. Irgi žemiau ten yra pažaliavę, aukščiau kylant kaip ir sudūrimas virinimo tas toks matosi. Ir virš to virinimo, prie pat virinimo yra va tas rudas toks plėtmukas. Tai ten yra grinai rūdis. Tai galėjau ir per ten kažkur tai po biskį išgaruot tas freonas. Tai čia tokie mano spėjimai. Nu, čia tie pažaliavimai. Ir tas vamsdukas. Nu, vienu žodžiu, voratinkliukai, kaip ir priklauso. Tai va, tai turbūt ties čia ir baigėsi mano galios ir išmislai. Ir daugiau aš čia nieko nepadarysiu, nes, nu, kaip ir pati elektronika, viskas veikia, variklis veikia, ventiliatoriai ten viens po kito junginėjasi, ieško to šalčio, vadinkim, nemato, nes turbūt nieks jau nešaldo. Tai tokia mano išvada galutinė ir grąžinu atgal ir daugiau aš čia su juo neeksperimentuosiu. Tai iki.